Aš pažinau vieną tokį tipą gracijų, jis mėgo būti apsuptas pastoviai dėmesio, ovacijų, komunikacijų. Abo vienas generalinių, dar buvo akcininkų ir karčiausio mineralinio. Nežinau tikrai iš kokio miesto kilęs, tas nesvarbu, nes jis dabar turėjo ne namą, o piliai. Krizė štiliai, važinėjo juodu piktų boomerių, 3-6 tai blizgėjo riebiai ant jų numerio. Все как положено, marškinukai prie kostiumo, fonotekos surinkti Kirkorovo visi albumai. Dūmai iš cigarų, na ne kubos, bet visgi lakierkos Versace, kurių jis taip nemėgo blizgin. Veidrodiniai batai, tikro vyro markė, šitą jį žinojo ir su jais sėkmingai reikalus tvarkė. Iš esmės jam nereikėjo drabužių, nes jis turėjo tiek meilužių, kiek dienų turi gegužis. Dėl to įtituluodavo svajonių jaunikį, o gal dėl to, kad centimetrų 2-5 buvo jam mykis. Šią paslaptį palikime žmonių žurnalui, o po mano priedainio išgirsit viską iki гало. Я живу, как хочу и делаю, что мне положено. Девочки меня целуют, чувствую себя как мороженое. Я живу, как нору.